Žmonės, kaip jisai yra neišvežti psichuškė. Aš suprantu, kai jis neadekvatus, jis turbūt psichiatriniai ligoniai, tas dundulis koks jo vardas. Tokie mūsų įstatymai, mane vež dėl nieką daug kartų vežti bandė. O čia tikrai žmogus neadekvatus, tikrai nekalime jam vietą, jam nežinau kur vieta, psichiatriniai. Aš nežinau, kas gali sakyti, kad čia vaidyba. Kai po kojams krita bombioškė, degė duris, aš gyvenime aš vieną, šaudė po visą kambarį, skraidė tas bombioškės, ne šiaip bombioškės, čia tie ekspertai žino, sakė, ten kažkokie, aš nežinau, ten daug sprogimų buvo ir šokinėjo. Ir per tokį mažą aš tik pradariau duris, kai jis atstotų, aš norėjau dujom pagrasintis, ištisai ėjo pas mane. Tai į langus daužė pilną kiek, į duris, Facebook, Kristina Kaminskaitė, viskas yra. Kiek raštų visur kreipiausi ir žmonių maldavau tiesiog būti pažįstamų. Nežinau, ką daryti. Užmuš, nu. Išgelbėjo dabar Dievas. Ačiū Dieve, kad bent išgelbėjai, nesužalau galvos šokdama čia. Per plauką tos duris miega mane degė, grinai tas spintelį. Aš taip ir sakiau, kad čia taip bus, aš sakiau, šiandien prašiau visų. Čia neišeitis, čia atvažiuoju, čia išeitis, aš nežinau, kur aš motinos bijau neadekvačiai elgės ten. Kur teraktai, kas žino, palauk. A gal dabar ar ne? A gal jau? Sakykit šviesą pas jūs čia užsikėlė. Ne. Signalizacija, važiuokit signalizaciją, aš jungsiu. Šitą aš jungusiu, esu jo signalizacijos, kodą šiminiks nežinau. Kur sakei teraktai? Čia aš nerandu tų raktų. Kur tie raktai, sakei? Aš nebežinau nieko, kas bus. Kur tie raktai, aš nerandu, palauk. O nemoka signalizacijos jūs išjungi? Nežino, sakė, kodą šeimininkai. Ant balto maišo kažkokio nėra. Čia gal aš įmečiu. Nežinau, aš tas raktus staigiai traukiau, kai pyliau tą vandenį. Tai buvo, sakau, kai pyliau vandenį, staigiai ištraukiau raktus ir svedžiau kažkur, nes to kibirų pilšiau tą vandenį. Aš kažkur va grinai va radau. Ačiū. Pakeliui va čia pilšiau tą vandenį, nes čia degė. Čia buvo išpromotas maišas. Šitą. Dieve, aš suprantat, iš vis sproginėjau, dariau tas duris ten. Sproginėjau. Ir kai baigiai lindau iškart. Ir tada sako, pažiūrėk, ar nedė, kaip jis deg. Čia visiems atrakcija. Dieve, negi, aš taip čia ir mirsiu vieną. Tai vaikai iš vis neatgausiu aplamai ir aš nežinau, ką daryti. Visiems buvo labai juokinga čia viskas. Aš ištisai sakiau, kad bus nelaimė. Gerai, kad dabar pasibaigė labai gražiai palyginti. Čia juokinga žmonėm. Kas jums juokinga? Nelabai suprantu. Nesvarbu, jeigu juokinga, čia beprasmiška. Beprasmiška čia visiems. Nežinau, kas bus tą daryti. Aš viena. Signalizaciją reikėjo įjungti, kad saugiklį, kad šviesą užfiksuotų ekspertais viską nuotraukas. O prie ko tie šeimininkai dabar, kad man iškart išmestų iš buto, nes taip. Žiūri ekspertai? Jo. Gerai. Jūs kokį dokumentą turit visiems? Gerai, pabaigs tada. Kodėl į mašiną? Kabinės mūsų mašina. O negal viduj? Man šokas. Smarvės nėra ten viduj, kas jūs? Nu, jeigu man dabar išveš. Ne, mes tik teismą pradėsim dėl padėjimų. Suprantu, dėl to. Bet man telefoną, aš bijau. Tai telefonų jūs bet kokia atveju turėsite išjungti, nes veiks viskas. O negali atvykti, nu, aš nežinau. Tai gali nebent kartą važiuoti nuomonę.
Galim, sakau, mašinai, pas jūs namuose arba kabinė. Namuose gal. Tad vis tiek, suprantat, išjungti. Aš neišjungsiu, aš bijau. Ne, negali. Ikteisminio tyrimo metu. Gerai, tada namuose išjungsiu, gerai? Gerai. Uždarysim, nu gerai. Taip, nes suprantu. Aš suprantu, namuose, gerai, prašau, man šokas, gerai, ačiū labai. Gerai, prašau. Pajungsiu krauti. Gerai, apsižiūrės, tada įsindirbti. Radau raktus, ačiū Dievui. Radat? Jo, bet čia per stebuklą, jeigu ne ta spintelė prie durų, viskas būtų, viskas grinai taip čia sudėliota, būtų sudegusias, nu tiesiog būtų reikia iššokti per langą mėgamą. Jau čia tikrai būčiau galvą nusisukus. Žiūrėk, čia nebuvo. Kas čia yra, jūs galit paaiškinti? Nes aš nesupratau, kodėl tiek daug sproginėjimų buvo. Petardas, nei vieną šūvę čia nematau. Bet jūs per tokį mažą pliušiuką įmėte, aš tik biškį pravėriau duris ir iškart biškį ir skrido ir tiek šūvių, aš nesupratau, kas darosi, aš bėgu ir šokinėjat paskui mane, uždariau tas mėgamą duris. Tik baigęs vaginėti iškart išlindau ir žiūriu, duris deg. Puoliau staigiai duris pirmą pravėriau, tada puoliau iškart išvaniau su vandeniu, pyliu viskas. Gerai, kad nebuvo kažko sprokstama ten, kad tik maišiukai su padažai. Jo, maišiukai su ten, Hesburgerio maišiukai buvo. Daugiau ten torts apdegė kažkoks? Tai duris grindis ten, biškai gal. Neprisimenu, reikia padėti, gal grindis neapdegė, nes buvo morkas ten, nebežinau. O jūs torts neapdegė? Ne, čia va tik tas grindis biški duris. Nežinau, reikia apžiūrėti dabar gerai. Apsižiūrės. O, laukim, kol susitvarks, tada įsim ramiai. Kai namus, kol apsižiūrės, kol padarys viskai, tada įsim namučius. Jeigu ne ta spintelė, tai... Ir gerai, va, prisirinkę durniukų, juokinga čia kažkam. Juokinga čia kažkam. Nes svarbiausia, aš vieną, prašau, kas atvyktų iš giminių ar pažįstamų. Rats nuo vakaro, ne? Tai čia ištisai mėta kiaušinius į duris, mėta į langus, mane galva 2 kartus prie laiptinės pataikė. Petardai jau buvo numetęs, skambino anodin policijai. Jau buvo ikiteisminis pradės. Irgi buvo? Nu buvo pradės jau dėl, nebe, vakar, už vakar jau man viskas sumakalavo. Nes numetė prie durų. Dabas, kai tik man kur važiuoti, aš nieko neturiu, jeigu aš iš Šiaulius važiuoju pas motiną, kur nedekvati, tai kaip aš vaiką atvažiuoju gelbėti, ta prasme eiti vaikų teisės. Tai turėjau kažkiek, nebežinau, da man mokesčius sumokė dabar reikia. Tai viešbutį. Kiek aš tam viešbutį gyvenys, iš kur tie pinigai? Tai vieną vis tiek bus. Ai, ten nieks neateis, nežinau. Ne, tai svarbu tik neskyti turi, jeigu norės tvirtinti. Aš neįsivaizduoju vis tiek, aš tiesiog jausiuos nesaugi vieną būdama. Iš vis man reikia palaikymą kažkokią artimą žmogaus. Negi tie giminių nieks nemata, visi bijo. Tai dabar tikrai bus kažkas nubūs, aš nebežinau. Bet tai nieks net nebuvo atvažiavę čia? Ne, dar nieks nebuvo atvažiavę nei iš giminių, nei iš pažįstamų. Aš viešai juk prašiau visų Visagino pagalbos, nes bijojau. Nes valstybė nesuteika apsaugos, jūs tai įstatymus vykdot, kalbu apie aukštesnius įstatymus. Kad taip daro, mėta daužo ir daryk, ką nori. Taigi turėčiau, kurį būčiau senai išėjus, niekam tą adresą nesakęs. Prašiau visų, kas nors, sakiau viską, jeigu kas bijo dėl kokią pykčią, paprastą, aš viską atleidžiu, bet ką, kas buvo aplamai, bet kam, kad tik atvyktų pabūt kartu ar pasimtų kažkur. Ir daiktus, aš nežinau. Tai tam viešbutis čia irgi čia, aš nežinau, tai kiek tas viešbutis, man mokesčius tą mokėti, dabar gal dėl to butą, sakys, tai išmes iš to butą ir taip met, aš nežinau. Jeigu bent jau šiandien noriu, galėsite sarakim, galėsim viešbučio panečiu po to. Tai aš nežinau, man vaistai, man viską reikia susikrauti, aš nežinau. Taip, aš nežinau. Jeigu pasigalvosiu. Pagalvosiu, negi nieks negali atvykti. Visi bijo. Tik matėt, kai žmogus koks nors bent bū, nieks nevyks, visi tada bijo. Kad ir moteris ar būn, nieks neatei, nieks nieko nedaro. Tik mata, ką vienai prasideda laivus dariau dėl to, kad jeigu man išpiškintų koks psichopas langus, kad būtų kas greitai jie išpė. Žmonėm juokinga atrakcija, ateim pasižiūrinu. Nežinau, ar gyvybė pavojų yra juokinga. Jeigu taip yra, tai ką žinau. Čia jau nebe bairiai ir neįsigalvojimai, ta prasme, čia jau per plauką buvo nuo mirties, sudegus nebūčiau, bet čia šaukus ant to betoną, bibi žino, kaip čia, atsiprašau, būtų buvę man įsitaškęs mėgenis. Tai kad tik greituosius, ką nemorga.
Vis tiek yra čia ką šokti. Gali laimingai nusileis, gali nelaimingai. Palauk, bet čia kiaušinis atmėtė. Čia ištisai mėtė kasdien. Tik da į langus, bet kažkaip jų langas ir kaip patardas nemestų nesrašė, žinot, tokių pilnų. Bet čia va, stovėjau galvą, kiaušinį paleidą 2 kartus irgi rašiau tą pareiškimą. Va, dabar atvyk. Supratau. Tai dabar žiūrėkit. Prisikarksėjai. Man savininkai reikės pasišnekėti. Nu, atsiprašau, mano vaiks atims, vaiks žudom. Gerai, nebemeluok užtenka. Aš neleidžiu tavęs filmuoti, žinok, sudaužysiu telefoną, perspėju. Tai aš bijau jų, o galit policija pasakyti, ką jie neitų būtų, jeigu aš viena. Ta prasme, perspėju, aš nesu. Kolega, pašnekės. Nieko nesuprantu. Dabar sakys, iš buto išeit, o daiktai, kur aš eisiu su tais daiktais? Kiek jie lieps išeiti, kaip per vieną dieną? Nu tai negal, tai teismas kažkoks turėjo būti, aš jokia teismą negavau. Nes... Nesuprantu nieko, gal aš judėjim. Nieko nebesuprantu, einu iki vidaus. Dabar jie mani pulkit tokią nelaimę, aš praeisiu pasikrauti telefoną. Šitas pakrovėjas. Virtuvį, nesupratau dabar, čia tie agresyviai puola, šis vaiką nėra, vaik žalos, nežinau, kur vieną esu, vos nenudvėsiu. Galėsit kažkaip smegenis karučią. Ir dabar atvyka šeimininkai puolmą. Aš būčiau turėjus, kuriais senai būčiau išėjus, Dieve, mano niekam tą adresą nesakęs gyvenime. Dabar jie dar puls mane. Nieko nebesuprantu. Atvažiuokit kas nors. Aš nebežinau nieko. Aš nebežinau nieko. Kur man neit, kur daiktis. Tai aš jokį krizių centrą neįsiu, nebegau, kad daiktai, vaiką, lovas, žaislai, tai tipo viską išmesti, tai prie ko tai. Ir mano numerį naują nieks neturi iš giminių. Tai visi žinot, kur yra, tai Messengerį parašykit Facebook'e, kas nekamanskaitė, jeigu kas iš giminių. Kokia sutartį dėl draudimo sutartis yra paprasčiausiai išnuomoju butą, rankinė, nežinau. Ką žinau, ką jie sakys, nu. Ką jie žodum, čia aš tada turėjo mokesčių, aš nežinau, ką jie nesakys, kuo agresyviai nusiteikti. Aš jau nieko, nežinau, man pirmoji vietoj vaiks, o kur man dabar dėtis ir kas čia bus, aš nežinau, kur man įką daryti. Ką čia rašai, plaukotis telefonu? Aš raktus radau, ką aš čia palauk, kurkis telefonas, aš nebežinau, kaip paduoti telefoną. Sakykit, prašus, tu tarpdami ateimo metu tos durys praviros buvo ar uždarytas, negalit pasakyti? Praviros, visą laiką tai buvo. Jo, visą laiką tai buvo. Bet viduj, iš šitam kambarį mes nieko neradom, tai nieko neįskrido. Aš kai pradėjau skristi, aš užsikrėtęs iš karto sudariau. A, jūs čia buvot? Jo, čia aš buvau. Supratau, gerai, dėkui. Palauk.